Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Laidos generalinis rėmėjas Orlen Lietuva, Lietuvos kultūros partnerė. Rėmėjas Rumšiškių baldai, didžiausias antikvarinių baldų centras Lietuvoje. Labas rytas. Istorinė laida Brydis, artėjant didžiosioms metų šventėms, kūčioms ir šventoms kalėdoms, lankėsi didžiausiame Žiemgalos regiono dvare. XIX amžiaus pradžioje tapusiame Lietuvos tautinio atgimimo kultūros centru. Tai Joniškėlio dvaras, daugiau kaip 200 metų valdytas Italijos didikų Karpių giminės. Nors apie ankstesnę Karpių giminę sklando kraupios legendos, tačiau ryškiausią pėdsaką miestelio istorinėme ir kultūrinėme gyvenime paliko paskutinioji Ignoto, Benedikto ir Marijos Karpių dinastija. Vienoje mūsų laidų pavasarį kalbėjome apie Gabrielę Petkevičaitę Bitę iš Puziniškio, kuri kartu su tėvu dirbo Karpių įkurtoje ligoninėje. Kuo dabar alsuoja Joniškėlio dvaras? Praėjus 2 šimtmečiams sužinosite pažiūrėję mūsų parengtą pasakojimą. 200 metų Joniškėlį valdė bajorų Karpių dinastija. Siekiant kaupti ir išsaugoti giminės turtus, kraujomaišos nevengta, tad dažnai broliai sutuokdavo savo vaikus. Taip jie tapo bene turtingiausiais Lietuvos didikais. Tačiau nelaimingų, dažniausiai liūdnai pasibaigusių meilės istorijų būta daug. Pirmą kartą tuometinis gūdus Janiškės kaimas paminėtas 17 amžiaus pradžioje, jį valdžiusio Martyno Švabo testamente, kurio dvarininkas palaimino katalikų bažnyčios statybas. 18 amžiaus pradžioje Janiškės nusipirks Karpiai, arba dėl Karpijo, giminė, kurios, iš tikrųjų, istorija veda mus maždaug 7-8 amžiaus Ispaniją, paskui jie gyvens Italijoje ir kartu su Jogaila Senuoju, su Žygimantu Augustu, jie po truputėlį atkeliaus į Lietuvą. Pirmasis Janiškių Karpis, Ignacas Jokūbas Karpis, turi gražią jauną žmoną, kurią taip be proto myli, kad visiems vietos gyventojams Janiškės liepia vadinti žmonos vardu. Žmonos vardas buvo Johana ir nuo 18 amžiaus pradžios Janiškės pavirsta į Johaniškėlį. Ir tas Johaniškėlio vardas išlieka iki pat Pirmo pasaulinio karo, po to mes patampam Janiškėlį. Joniškėlį valdė ir jį sukūrė bajorai Karpiai buvo vieni turtingiausių Lietuvoje pažangaus mąstymo filantropai. Tačiau vietinių žmonių atmintyje išlikęs labai dviprasmiškas šių dvarininkų paveikslas. 18 amžiaus pradžioje bajoras Povilas Karpis pastatęs ponų namą ir ūkinius pastatus įsikūrė Joniškėlyje. Nors medinė dvarvietė sudegė praėjus vos 20 metų, bet regiono visapusiškas pakilimas siejamas būtent su šiuo dvarponiu. Karpiai kreipėsi Lietuvos Lenkijos karalių Augustą III, kuris 1736 metais, birželio 30 dieną, Johaniškėliui suteikė miestelio privilegiją ir teisę rengti 3 metinius turgus. Iš tų turgų Karpiai pasistato vieną didžiausių dvarų Lietuvoje, o nuo 1736 metų Joniškėlis yra miestas. Po gaisro pastatyti prašmatnūs mūriniai rūmai, rytinė oficina bei svirnas. 18 amžiaus pabaigoje Karpių dvarvietė atrodė labai prabangiai. Vėliau ji dar labiau išsiplėtė. Prie ponų namo buvo pastatytas naujas priestatas, šalia svečių namai, oranžerija, žirgynas, kumetino bei kiti ūkiniai pastatai. Statybų metus vis dar mena ant buvusių karvidžių stogo iškelta vėjarodė. Tuo metu sparčiai plečiasi ir bažnytkaimis. Dvarui priklausančias gryčias nuomojo kampininkai, daugiausiai žydai. Nusipelnusioms šeimoms buvo skiriami sklypai, statomi gyvenamieji namai. 19 amžiuje Joniškėlis buvo didžiausias Kauno gubernijos dvarų valdų centras, užimantis apie 48 000 dešimtinių žemės plotą, kuriame gyveno per 1000 valstiečių. Joniškėlio dvaro ansamblis vienas didžiausių Lietuvoje išlikusių dvarų. Dabar jame yra 20 pastatų, trečdaliu mažiau nei jų būta tarpukariu. Keletas objektų privatizuota. Deja, kiti ūkiniai statiniai nenaudojami, neprižiūrimi, baigia sunykti. Vietiniai gyventojai pasakoja, jog gūdžiais rudens vakarais, žiojėjančiose langų kiaurymėse pasirodo žiaurus prievaizdo veidas ar girgždančiomis durimis pravirksta nuskriausta mergelė. Bet tai jau kita istorija. 18 amžiuje dvarą valdęs Ignacas Jokūbas Karpis buvo geras katalikas. Mirdamas testamentu jis savo sūnui įpareigojo miestelyje pastatyti bažnyčią. Benediktas sumanė statyti dar ir vienuolyną bei pasikviesti vienuolių.
Statybos prasideda tokiu labai sudėtingu laikotarpiu tiek Lietuvai, tiek visai Europai, nes kai kur 18 amžiaus pabaiga yra vadinama netgi mažuoju ledynmečiu. Tai yra labai šaltos ir šlapios vasaros, kai ištisai lyja, kai vasarą temperatūra pakyla labai nedaug. Netgi viename šaltinėje rašoma, kad kažkuriais metais Liepos mėnesyje iškrinta sniegas. Ir va taip Europoje tęsiasi beveik 20 mečius, Europa badauja. Ir va tokiu sunkiu laikotarpiu Karpiai stato vienuolyną. Negana to, kad stato, statybom jie pasamdo visus šitoj parapijai esančių žmonės, galinčių stovėti ant kojų. Ir jie sustatomi į 3 gyvas, beveik 4 km ilgio eilės nuo šitos vietos iki miške buvusio karjero ir plytinės. Ir tie žmonės per rankas padavinėja plytas, akmenys, smėlį, žvyrą ir stato šitą vienuolyną. Karpis už gryną auksą iš Europos perka grūdus ir moka tiem žmonėm už darbą. Ir va tokiu būdu jis pastato ir vienuolyną, ir išgelbėjo kraštą nuo neišvengiamo bado. Baigus mūryti naująją, žaibas sudegino Joniškėlio parapijos senąją bažnyčią. Benediktas Karpis vienuolių klausimo nebekėlė ir naująją bažnyčią paskyrė parapijos reikalams. Tarp Karpių ir vienuolių bazilijonų kyla konfliktas, vienuoliai reikalauja daugiau žemių, daugiau pinigų, didesnio išlaikymo ir Karpis tiesiog vienuolių nebekviečia į Joniškėlį. Vienuolynas lieka tuščias, ten niekada joks vienuolis ir neįkels kojos, tai taps mūsų mokykla, o bažnyčia atitenka parapijai. Inventorinėse knygose rašoma apie šalia bažnyčios ponų įkurtą prieglaudą. Joje buvo išlaikoma apie 20 varguolių. Kasdien už geradarius jie turėdavo sugiedoti dalį švento rožančiaus. Sutvarkius prieglaudą prie bažnyčios elgetauti buvo draudžiama. Karpių dinastija valdė 99 dvarus Lietuvoje ir užsienyje. Tačiau vasaras ponai praleisdavo Joniškėlyje. Čia jie šeimininkavo iki 1944 metų. Dvarai buvo įkurti derlingose žemėse, tam, kad vis tik turėtų pelningą ūkininkavimo būdą. Ir Joniškėlių dvare, kaip teigia istoriniai šaltiniai, buvo veislinė gyvulininkystė, taip pat aukščiausios reprodukcijos auginamos sėklas. Sėklas įsiveždavo iš užsienio, taip pat gyvulius ir net yra surastos istorinės gyvulių veislinės knygos, kuriuose buvo sekama gyvulių veislės, kad išliktų autentiškos ir kad būtų pieningos karvės. Po nelaimę pasibaigusios meilės jaunutės kalbėjai, žemdirbystė tapo paskutiniojo dvaro šeimininko Benedikto Karpio aistra. Jį žmonės daug dažniau matydavo besisukinėjantį pievose, laukuose ar ūkiniuose pastatuose, nei šalia gležnos sutuoktinės. Tai jiems rūpėjo geros veislės gyvuliai, gyvulininkystė. Tai jis labai rūpinosi tuo. Ir netgi kai pirmas pasaulinis karas prasidėjo ir kai vokiečiai slinko į Lietuvą 15 užėmė beveik visą, Karpis iš Joniškėlio įsivarė ir bandas į Rusiją. Kiek jų ten nuėjo, kiek nenuėjo, karvių nepagausis merkliai. Bet jis į Rusiją pasitraukė už Rusijos į Šveicariją, o paskui sugrįžo, jau kai čia viskas nurimo. Tarpukariu vykdytos žemės reformos metu nuo dvaro valdų nurėžus didžiulę teritoriją ir sklypose išdalinus savanoriams, bajorai Karpiai pasijuto vargšais, dėl ko ponia Marija dažnai aimanuodavo. O dėl pono aistros gyvuliams valstiečiai jį laikė, švelniai tariant, nepatikliu keistuoliu. Miestelėje dar iki šiol sklando kalbos apie paskutinį dvaro šeimininką Benediktą Karpį, kuris elgėsi ne visai poniškai ir buvo be galo įtarus. Tas Benediktas 26 ar 7 mirė ir paliko našlę. O ta našlė praeitį irgi nusikalė, ta Marija. O jis toks buvo lygtai, kaip žmonės dabar sakytų, trenktas. Jam atrodė, kad jis laiko veislinius gyvulius, o šitie kaimiečiai laiko bet kokius. Ir paskui, kai jie tik ir žiūri, kaip nutvėrus iš jo gerų gyvulių veislės. Tai kad būtų garantija, tai jis eidavo pas piemenį į tą būdelę, kur jis dakti savo daug gyvulius kartu miegot, kad tas, o gal tas dar su jais susitars. Tai jis, matai, jau bus tam, kuris neleis susitart. Žodžiu, toks keistuolis buvo. Keistuolis buvęs. Ponia Marija buvo ištekinta už savo pirmos eilės pusbrolio. Vaikų jie neturėjo, o ir pati santuoka vargiai buvo laiminga.
Likusi našlė su keliomis freilinomis, ji ir toliau gyveno dvare. Vietinių žmonių pasakojimai apie ją prieštaringi. Vieni sako, kad ji lietuviškai nekalbėjusi, kiti teigia priešingai. Tačiau Gabrielė Petkevičaitė bitė visuomet pas ją užsukdavo. Esą dvarininkė švaria lenkų kalba mėgusi pasikalbėti. Vyresnieji Joniškėlių gyventojai Karpienę dar gerai prisimena. Ta ponia atrodė taip labai tokia skrūnutė, tokia suvargusi kažkur ir visuomet rengdavos tokiais, žinot, kaip vaikui tas spalvos labai, bet jinai taip pilkai ir važiuodavo, aš ją tik tai prisimenu, kaip jinai važiuodavo į kapus, atseit kiekvieną vakarą į koplyčią, tenai vyras jos palaidotas ir jinai važiuodavo su karieta, veždavo vežėjais, karieta daugiausia būdavo 4 arkliai pakinkyti ir važiuodavo va čia tiesiai, kaip yra per tą tiltuką, o prie tų tiltuko ten buvo vartai tokie padaryti gražų. Tai mes eidavom žiūrėti, ir daugiau eidavom prie tų. Labai buvo įdomu, kartais į tėtukus atsivesdavo, pasižiūrėti, eidavo vakare pasivaikščioti. Tai va aš tiek ją ir prisimenu. Ponios Sigitos namuose iki šiol saugoma kažkada didikės dovanota auksinė sagė. Tiesa, jos buvęs spindesys nublankęs, kaip išnykę ir tie prisiminimai, kam, kada ir už ką šis papuošalas buvo įteiktas. Darbininkų vaikams šventų kalėdų proga Karpienė kasmet surengdavo smagią šventę. Apie tą juodąjį kambarį. Čia legendos ar čia tiesa? Čia tikriausiai tiesa. Jinai tenai melsdavo. Ir taip iš anos pusės jis toks tamsus yra. Ir tamsu visur tamsu buvo. Jos Gedulo kambarys tikrai. Jinai turbūt į rūmose įsirengė tada, kai mirė Benediktas, ar ne? Tikriausiai kaip vyras mirė. Aš nežinau, kada jinai įsirengė. Ir jinai taip jau su žmonėm, tai aš nežinau, labai mažai bendraudavo. Labai mažai. Lietuviškai kalbėjo? Kalbėjo. Mokėjo? Mokėjo lietuviškai. Paskutinioji dvaro valdytoja Marija Karpienė sovietams okupavo šalį, iš Joniškėlių išvyko. Būdama apie 70 metų amžiaus, apsigyveno Vokietijoje. Tačiau taip ir nesuradusi giminių, nuskurdusi, ligota ir vieniša, mirė vienoje iš varguoliams skirtų prieglaudų. Nors su kiekviena Karpių giminės karta Joniškėlis augo ir ekonomiškai stiprėjo, bet bajoras Ignas Karpis lig šiol minimas kaip labiausiai šiam kraštui nusipelnęs didikas. Jo dėka miestas patenka į didžiąją istoriją. Ignas Karpis, baigęs Vilniaus universitetą, susirgo sunkia liga, mirė sulaukęs vos 29 metų, tačiau jo testamentas įtrauktas į garsiausių Europos testamentų sąrašą. Tuo testamentu Ignas Karpis bene pirmas Rusijos imperijoje panaikina baudžiavą 16 000 jam priklausiusių žmonių. Jiem nurašomos visos skolos, negana to, kiekvienas iš jų gauna po 5 olandiškus auksinius magaryčių, kaip pas mus sakoma, kad švęsti visą šitą džiaugsmingą reikalą. Tuo pačiu testamentu Ignas Karpis skiria 400 000 lenkiškų auksinių įsteigti ligoniniai ir mokyklai. Ir kas svarbiausia, testamento vykdymas atiduodamas ne vietos klebonui, o Vilniaus universitetui. Ir 1810 metais Vilniaus universitetas Joniškėlį atidaro vienintelė Lietuvoje, vienintelė Rusijos imperijoje, dar ko gero vienintelė Europoje universitetinė kaimiška pradžios mokykla ir universitetinė kaimiška ligoninė. Mokymo programą sudaręs universitetas tiesiogiai kuravo ir šios išskirtinės įstaigos veiklą. Tai buvo 2 klasių 4 metų mokykla. Vaikai vienos klasės kursą išeidavo per 2 metus. Čia buvo sustiprintas tiksliųjų mokslų mokymas, sėtinas su praktiniais dalykais. Mokiniams derėjo išmokti ne vien aritmetikos, bet ir žemės sklypų braižymo ar namų statybos pagrindų. Šalia mokyklos yra didelis pagalbinis ūkis, kuriame yra praktiškai visų veislių galvijai, paukščiai, vaikai mokosi juos prižiūrėti. Taip pat čia suvežta kone moderniausia tuo metu žemės ūkio dirbimo technika ir vėlgi vaikai mokosi jie dirbti ir kas svarbiausia, kad mokslas toje mokykloje vietos mužikų, vietos prastuomenės vaikams yra nemokamas, už viską moka Karpis. Igno Karpio parėdimo įkurta ligoninė dabar yra antra pagal senumą arba seniausia kaimo tipo universitetinė ligoninė Lietuvoje. Dvaro mužikai, miestelėnai, Vilniaus universiteto profesorių čia už dyką buvo gydomi moderniausiais tuo metu medicinos metodais. Jiems nemokamai buvo skiriami ir vaistai. Ligoninėje ilgus metus dirbo ir rašytojas Gabrielės Petkevičaitės bitės tėvas.
Gydytojo ir jo dukros dėka XIX amžiaus antroje pusėje Joniškėlis buvo tapęs Šiaurės Lietuvos kultūros, švietimo ir lietuvybės centru. 1865 metais šitą ligoninę atkeliamas dirbti gydytojas Jonas Leonas Petkevičius su žmona Malvina ir tas atkelimas irgi yra susijęs su karpiais, nes būtent karpis pageidauja šito jauno gydytojo. Ir, iš tikrųjų, būtent tėvo ir paskui dukros Gabrielės Petkevičaitės bitės dėka Joniškėlis taps kone didžiausių Šiaurės Lietuvoje, o kai kuriais laikotarpiais matyti ir visos Lietuvos kultūros ir lietuvybės centru. Ligoninės antrajame aukšte įrengtame bute Petkevičių šeima ir gyveno. Juos lankė Ivinskis, Višinskis, Jablonskis, Kudirka, Antanas Smetona ir kiti žmonės XIX amžiuje sudarė Lietuvos tautinio atgimimo elitą. Nepaisant čia planuotų svarbių istorinių įvykių visai Lietuvai, prieš keletą metų tebeveikiančią Joniškėlio ligoninę buvo nuspręsta uždaryti. Ir tik vietos bendruomenės atkaklių pastangų dėka šį pastatą pavyko ne tik išgelbėti, bet ir suradus lėšų po rekonstrukcijos jį prikelti naujam gyvenimui. Gūdūs Joniškėlio dvaro, beje, kaip ir visų Lietuvos dvarų žlugimo metai prasidėjo atėjus tarybų valdžiai. Tikro šeimininko nebuvo. Rūmai, parkas, ūkiniai pastatai pamažu pradėjo irti. Laimiai po karo ponų rūmuose įsikūrus mokyklai, jie liūdno kitų statinių likimo išvengė. Po karo ten buvo įsteigta vidurinė mokykla. Iš pradžių ten buvo progimnazija, aš dar pirmą klasę progimnazijos dar suspėjau, pakliuvau, o jau paskui ir organizavo vidurinės mokyklas. Tai štai ten, taip sakant, kada buvo vidurinė mokykla, be abejo, vidurinė mokykla, kiek jį turėjo lėšų, tiek jį prižiūrėjo. Jie turėjo sąragą, kuris saugojo, taip sakant, kad kas nors ten nesulaužytų, nesudraskytų, nesudaužytų, atkūreno tos pastatus, kadangi mokiniai ten mokėsi. Paskui ten kūrėsi tarybinis ūkis, ten viena šalia yra pastas, kur ten buvo jų visa, raštinė, administracija jų. Toliau kiti pastatai buvo ūkiniai naudojami, sakim, po karo, kada, buvo rekvizicijos, kada buvo, prievolė atvežti, kiek ūkininkai turėjo suvežti, kiek tai grūdų, tai ten buvo sandėliuojami tie suvežami grūdai. Aš atsimenu, būdavo,